atėjo laikas rimtam atviram pokalbiui, kuris atskleis, kągi aš iš tikrųjų veikiu gyvenime ir čia internete, kodėl mano profilėje galima aptikti skirtingos krypties postus ir video, kurie kartais gali atrodyti net nesusiję yra tarpusavėje ir kodėl mane būtinai reikia sekti. Taigi mano nagrinėjimo objektas yra energija. Ir mano tikslas pagrindinis yra padaryti taip, kad kiekvienas žmogus, su kuriuo aš dirbu, turėtų maksimalų energijos kiekį, kurį jis galės konvertuoti ir panaudoti savo nuostabaus gyvenimo kūrimui. Nes energija yra mūsų pagrindinė pasaulio valiuta. Tikrai ne pinigai ir net ne laikas. Jūs niekada neužsidirbsite pinigų, jeigu jūs neturėsite energijos. Tai yra neįmanoma. Ir jūs galite turėti parą, jūs galite turėti mėnesį ar metus, bet jeigu jūs neturite pripildytos energijos ir nežinote, kur ją ir kaip nukreipti, jų tai bus tuščiai praleistas laikas. Energija sprendžia viską. Mes mokame energiją už viską, už kiekvieną mūsų sprendimą, už mūsų pasirinkimus, už santykius, už baimės ir net už neveiksnumą mes mokame savo energiją. Ir klausimas net ne tame, kiek tu turi energijos. Klausimas yra tame, kur tu savo energiją išleidi ir kas galiausiai ją valdo, kas ją disponuoja. Todėl aš nagrinėju, kaip padaryti taip, kaip dirbti su kūnu, kad fizinėme lygmenyje mes gebėtume praleisti nuolat didelį energijos kiekį. Nes jeigu fiziniam lygmenyje stringa energija, jeigu jūs turite blokų fizinėme kūne, jūs galite perskaityti milijoną knygų, bandyti valdyti mintis, emocijas ir visa kita, nieko nebus. Todėl visos mano programos yra nukreiptos ir į kūną taip pat, siekiant atlaisvinti visus spazmus ir nuimti visus blokus. Antra, aš nagrinėju, kaip reikia dirbti su emocijomis, kad transformuoti jas į energiją ir panaudoti jas savo gyvenime. Nes dažniausiai, kai jūs užvaldo emocijas, jūs nupilate savo energiją. O aš nagrinėju, kaip padaryti taip, kad mes gautume iš tų emocijų savo energijos lygį. Trečia, mintis. Kiekviena mintis, kurią mes galvojame, eikvoja mūsų energiją. Ir skirtumas būna tame, ar aš galvoju mintį, kuri tampa energijos švaistymu, ar aš išsirenku mintį, kuri galiausiai taps investicija ir atneš man daugiau energijos ar atneš man daugiau naudos į mano gyvenimą. Tai va, kaip minimum 3 kryptimis aš visą laiką vykdau nagrinėjimus. Ir be abejo, priežasties ir pasiekmės dėsnius, nes tai jau yra technika, ar tai yra metodika, kuri padeda sugrąžinti ir didinti energijos lygmenis. Nes skurdas tai nėra pinigų nebuvimas, tai yra energetika su skylėmis. Ir turtai prasideda ne nuo pinigų, turtai prasideda nuo energijos higienos. Tad saugokite savo energiją, investuokite ją sąmoningai ir nustokite ją švaistyti tam, kas neduoda jums jokio augimo.